Ar žinojote, kad psichopatams matant smurto scenas, jų smegenyse įsijungia zonos atsakingos už malonumą ir atlygį? Įsivaizduojate? Daugumai iš mūsų smurto ar kito žmogaus skausmo vaizdai sukelia natūralų šoką, baimę ir stiprų diskomfortą. Tačiau mokslininkai atskleidė šią šiurpią tiesą. Psichopatinių bruožų turinčių asmenų smegenys į agresiją reaguoja visiškai kitaip. Dabar aš jums perskaitysiu eksperimentą, kuris buvo atliekamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Mokslininkai ištyrė daugybę nuteistųjų. Kadangi pavojingų nuteistųjų iš kalėjimų negalima tiesiog atsivežti į universitetų laboratorijas, tyrėjai sukonstravo mobilų MRT skanerį įmontuotą į vilkiko priekabą ir įvažiavo tiesiai į JAV kalėjimų kiemus. Daktaras Gene DeCaty Čikagos universitete tyrė jaunuolius, turinčius sunkių elgesio sutrikimų. Tai laikoma ankstyvąja psichopatijos forma. Jiems rodant vaizdo įrašus, kur žmonėms tyčia sukeliamas skausmas, jų smegenyse stipriai suaktyvėjo ventralinis dryžuotasis kūnas. Ši zona yra pagrindinis smegenų atlygio ir dopamino centras. Kol kontrolinė grupė jautė liūdesį, šių jaunuolių smegenys fiksavo neurobiologinį pasitenkinimą, įsivaizduojate? Masinis tyrimas JAV kalėjimuose, 2013 metai. Naudodami minėtą vilkiką su MRT skaneriu, mokslininkai Gene DeCaty ir Kent Keel ištyrė daugybę sunkių nusikaltėlių. Nuteistiesiems, kuriems oficialiai diagnozuota psichopatija, buvo rodomos realaus smurto nuotraukos. Tyrimas patvirtino, jų smegenys nesugeneruoja pavojaus ar baimės signalo. Smurtas juos baugina ne labiau nei neutralus vaizdas, o tam tikri atlygio centrai lieka sužadinti. Trečias eksperimentas. Sugedę smegenų stabdžiai. 2017 metais Harvardo universiteto mokslininkas daktaras Joshua Buchholz ištyrė nuteistųjų smegenų jungtis. Paaiškėjo, kad psichopatų smegenų dalis, kuri atsakinga už moralę, elgesio kontrolę ir pasekmių vertinimą, yra pažeista. Dėl šio pažeidimo jų smegenys smurtą, dominavimą ar kito žmogaus kontroliavimą automatiškai įvertina kaip aukštos vertės laimėjimą. Jūs įsivaizduojate? Jų smegenys veikia, kaip anksčiau, galbūt jūs žiūrėjote filmą Gladiatorius. Ir šios gladiatorių kovos, jos buvo įvertinamas kaip teigiamas laimėjimas ir jų smegenys veikdavo būtent tokiu būdu kaip psichopatų. Anksčiau, jūs įsivaizduojate, anksčiau tais laikais tai buvo privalumas, tai buvo nuostabu, tai buvo puiku. Tai toks smegenų funkcionavimas jiems padėjo išgyventi. O dabar mes gyvename visai kitame amžiume, kur yra vertinamos visai kitokios moralinės normos. Tai yra empatija, palaikymas, soft skills, sugebėjimas bendrauti, sugebėjimas suprasti, susitarti. O psichopatų smegenys veikia visiškai kitaip. Jūs įsivaizduojate, sveiko žmogaus smegenys reaguoja visiškai kitaip į smurtą. Esant pavojaus signalui, pas žmogų atsiranda stresas, empatija, noras padėti. O psichopato smegenys smurtą nuskaito kaip atlygio signalą ir supranta kaip sėkmingą medžioklę ar pergalę. Jūs įsivaizduojate, šie žmonės, jie mąsto kitaip, jie reaguoja kitaip ir jie yra labai pavojingi.